idėja, gal, kaip sakyti, jau keletą metų pleveno ore. Taip, pleveno ore, nesgi mūsų sukaupti turtai, paveldėti, galima sakyti, iš grafų Tyzenhauzų ir Pšezdzieckų, taip ir skatino daryti tokią sklaidą, supažindinti visuomenę, ką mes turime, ką saugome. Tai va, keletą metų tokia idėja buvo daugelio mintyse ir va, kai buvo paskelbta, kad 2016 metai bus dvarų kultūros atspindžiai, tai jau pasakėme, dabar jau viskas reikia būtinai padaryti tą. Aš noriu pridėti prie tai, ką Marytė sakė, kad paskutinį kartą, kai apsilankė grafų Pšezdzieckių anūkės Ana ir Marija, mes joms iškėlėme tą saugomą visą rinkinį ant stalo pažėrėme. Ir jos buvo, kaip sakyti, tiek nustebę, kad muziejuje tiek sukaupta jų protėvių fotografijų. Ir mes tada savyje pasižadėjom, kad mes būtinai turime jas išleisti atskirų leidinių, kad galėtume tiesiog visuomeniai pristatyti tai, ką mes turime.